Sveiki, čia Simas. Šiandien pašnekėsime apie tai, kaip perduoti vaizdą į televizorių iš mobilaus telefono, o taip pat ir iš kompiuterio. Tam mums reikės programėlės mobiliam Bubble App NP. Ją parsisiųsite iš Google Play, neskubėkit užsirašinėti. Aš nuorodą įdėsiu po video. Įdėkit šią programėlę į telefoną. Šį programėlę nesunkiai suranda visus įrenginius, kurie yra aplinkui per DLNA protokolą. Tai yra, grubiai tariant, sakysim, jeigu yra Wi-Fi ar namų tinklas, tai jinai puikiausiai ir aptinka tos įrenginius, kurie yra jūsų Wi-Fi zonoje ir LAN namų tinkle. Leidžiam programą, įjungiam televizorius visus, kuriuos turit namuose, galite ir kompiuterį ir išskleidę šičia pasirinkat įrenginį, kurio norit matyti vaizdą. Tai va, šiuo metu pas mane įjungtas televizorius miegamajam, yra kompiuteris, štai aš pasirinku televizorių, štai jis jau yra. Žemiau einam, iš kur mes transliuosim. Local Media Service, tai yra jūsų telefonas ir einam į mediją. Ką mes matom? Matom muziką, video, fotografijos. Na ir pradedam, sakysim, norim pasirinkti video, užeinam į papkutę ir jis atranda visas video, kurie yra. Jeigu aš tik tai noriu peržiūrėti, man užtenka spraktelti video ir jisai puikiausiai transliuojamas televizoriuje. Norėdamas pasirinkti muziką, pasirinku kažkokį tai albumą ar atlikėją ir paspaudžiu ir jinai groja jau televizoriuje. Galit susidėti daugiau įrašų, padaryti playlistą ir paleisti. Lygiai tą patį galim atlikti ir su fotografijom. Pasirinkam fotografijas. Štai vaizdas jau yra televizoriuje. Kaip matote, nuotraukos yra ganėtinai didelės. Reikia laiko, kad jas užkrautų, bet jeigu jūs norit parodyti visai šeimai iš savo išmanaus telefono ir visiems nesulysti į mobilaus ekraną, galit tai daryti per bet kurį iš televizorių, kuris palaiko šitą servisą. Kas patogu, jūs galit pažymėti daugiau nuotraukų, galit rinktis, kokiu intervalu jos keisis ir tai paleidus jos keičiasi pas jūs televizoriuje. Kas dar patogaus šitoje programėlėje yra. Jeigu jūs nežinot, kurioje papkėje yra jūsų kažkoks tai failas, bet žinot jo pavadinimą, tai jūs galite sėkmingai nueiti į paiešką. Surinkam žodį, kad ir Ariana. Ir štai turime rezultatą. Dar galima šitoje programėlėje valdyti visą turinį iš kompiuterio. Įsivaizduokit, jūs gulit lovoje, sakysim, yra jungtas kompiuteris ir pasirinkat, kur rodyti. Tai yra pirmas, tai yra į kur transliuosit. Antra, jūs renkatės iš kur. Telefone. Šį trikampiuką įskleidus, jūs matot, jeigu jis įjungtas jūsų kompiuteris, jūs nueinat į kompiuterį ir pasirinkat, daleiskim, video. Nes kadangi ten irgi yra šėrėta programėlė, apie kurią aš jūs parodysiu vėliau, ir paleidžiat vaizdą tiesiai iš kompiuterio. Praeina kažkiek tai laiko, užsikrauna ir filmas transliuojamas iš kompiuterio tiesiai į televizorių. Galit paspausti išeiti iš šitos programos. Iš viršaus braukdami pirštu, jūs pamatysit štai, kad jinai yra transliuojama. Jeigu jums yra per... Paspaudžiu pauzą, nes nesigirdi. Jeigu jūs matot, kad yra per didelis garsas, čia, kaip ir su pulteliu, jūs galite sumažinti garsą. Tai aš jį visiškai beveik išjungiu. Jeigu jums jau atsibodo transliacija, jums nebūtina net užeidinėti tą programą, paspaudžiat va šitą mygtuką ir baigėsi perdavimas į televizorių. Tai tiek apie mobilią aplikaciją. Pereisim prie programėlės į kompiuterį. Turi atsisiųsti programėlę SmartShare. Tai yra LG produktas. Jis tinka ir televizoriams Samsung, ir LG. Čia jūs rasit tokią nuorodą. Загрузка PO для Windows. Paspausit ją. Ir įrašykit į kompiuterį. Štai taip jinai atkeliauja pas mus. Pas mane jinai yra parsiųsta. Kai programa pilnai atkeliauja, paspaudžiate rodyti aplanką ir atsidaro archyvas. Jums jį reikia išpakuoti, pasirenkat papkutę, spaudžiat gerai ir išpakuojat. Vėliau atsidarė tą papkutę, susirandat setup, paleidžiat
ir suinstaliuoti į kompiuterį. Next. Ir finish. Štai tokia aplikacija yra kompiuteryje. Kai jūs instaliuojat, paleidžia tą programėlę, galite iš karto rinktis, ką jūs norit, ar eisit į video, ar foto, ar muziką, bet jūs visada galite vėliau keisti. Štai, jums reikės padaryti šitoje programėlėje kompiuterį po instaliacijos. Jums reikės pasirinkti papkutės, kurias jūs šėrinsit, bendrinsit. Einam į settings, štai čia yra. Atsidarius settings matome tokią lentelę. Galima įjungti šėrinimą, galima išjungti. Toliau sekantis MyShare Connect. Šį čia pasirinkat papkutę. Standartiškai jos bus tokios, į Windows ten tas picture ir taip toliau, visokius video. Jūs galite jas pažymėti ir ištrinti su minusu. Ir lygiai taip pat sėkmingai su plus pridėti norimą papkutę, kurioje yra kažkoks tai turinys. Tai yra video, kur yra foto, sužymit, paspaudus OK. Daleiskim, aš noriu kažkokį tai pridėti dar albumą. Jisai atsirado, bet būtinai paspauskite klavišą Apply. Kai toks vaizdas įvyksta, jau yra pridėta papkutė. Kai pridėsit papkutės, jūs galite nueiti į sekantį skyrių My Device Settings, pakeisti pavadinimą, kaip jis bus matomas mobiliam telefone arba televizoriuje. Sekantis punktas tai yra įrenginiai, kuriuos jūs galite blokuoti arba pridėti. Jeigu netyčia mato kažkokius tai svetimus, sakysim, televizorius, tai yra kaimynų, arba, sakysim, mobilius kažkokius įrenginius, kurie netoliese yra, jis juos mato taip, kad jūs galite juos užblokuoti. Ir tada OK. Einam į muziką. Sąrašas atsigula visą laiką tokių paprastų vaizdų, tiek ir foto paprastų vaizdų, taip ir visos video. Jūs galite šitoje programoje keisti vaizdą, sakysim, jeigu jūs norit matyti plyteles ar kažkokį kitą vaizdą. Norėdami žiūrėti turinį, jums reikės pasirinkti kažkokį tai filmą, paspausti dešiniu pelės klavišu, Play to ir pasirinkti įrenginį, kurį jūs norite siųsti šį turinį. Paspaudžiam Play ir jis akimirksniu pradeda krautis televizoriuje. Iš telefono galime reguliuoti garsą. Lygiai tas pats yra su nuotraukomis, panašiai kaip ir telefone, pasižymit norimus nuotraukas ir dešiniu pelės klavišu į televizorių. Lygiai tas pats ir su muzika. Jeigu tik tai užsinorėjot, atžymėjot kiek jūs norit, su dešiniu pelės klavišu į televizorių ir pradeda groti. Nuorodas paliksiu po YouTube įrašu, tai galima atrasti paspaudžiant daugiau. Štai yra prašymas ir visos nuorodos būna sudėtos po čia. Jeigu jūs žiūrit video Facebook'e, tai jums reikės paspausti ženkliuką YouTube, atsidarys naujas langas ir paspaudę rodyti daugiau, atrasit nuorodas į programėlės. Šiam kartui tiek. Prašau, jeigu patiko video, spauskit like, komentuokit, tai mane motyvuos daryti naujus video ir iki sekančio karto.